Sveiki, mėlyjeji. Tai turbūt vienintelis būdas priminti apie savo egzistenciją, padaryti tokius trumpus įrašus iš dabartinės statelės Australijos. Kadangi negaliu montuoti, įspūdžiai kaupęs. Čia dabar galite pamatyti tokį tik tai trumpą intarpą, kas laukia, kokie vaizdai, daug savanas, daug šito tinklo ir užpakalį bada spygliai. Tai dabar galiu truputį patobulinti savo viešąjį kalbėjimą, nes šitą video darau telefonu ir nieką iškarpyti negaliu. Tai biški neįprasta, stengsiuos per daug nenusišnekėti. Tiesiog trumpai, truputį papasakosiu, kas man galvoj sukas pastaruoju metu. Bet pirmiausia, man reikia vandens, nes jaučiu visišką dehidrataciją. Vanduo yra labai abejotinas kokybės. Tai, kaip čia man dabar jį mikrofoną? Tai žodžiu, šitą vandenį turiu gerti per šiaudelį arba naudoti tabletes, nes kitaip galiu turėti labai prastą trydą, kelias dienas jaustis labai prastai, tai nerizikuojam. Vat gėrimo ypatumai Australijoje. Tai nepykit, bet laiks nuo laiko aš taip pasiurbčiosiu. Žodžiu, turiu daug laiko apmąstymams. Tai dabar galvoju, kai neturiu galimybės prisėsti prie kompiuterio, kas dar artimiausia, man atrodo, mėnesį ar daugiau, tai galiu padaryti bent tokius trumpus pranešimus, kadangi vis tiek reikia pasidaryti pertraukėlės, pabūti biškį pavėsį. Tai taip, ir po to privažiuoju į kažkokį miestuką, galiu prisėsti ir bandyti kelti. Jeigu pavyks, valiu, jeigu ne, tai ne. Šiaip negaištu laiką netgi prie socialinių tinklų kelti kažką, tai va grinai, kai jau turiu išeiginę kažkur, kas irgi labai retai nutinka. Žodžiu, labai toks savotiškas etapas ir man jis labai patink, nes man daugiau nieko nereik. Kelias, gamta, ramybė ir jaučiuosi kaip ir atsigavusi, bet tuo pačiu šitas procesas pareikalauja daug fizinių pastangų ir kartais perdegi, galvoji didžiausias avilys, mintis sukas, žodžiu, dabar kiekvieną dieną mano tikslas yra sureguliuoti savo nervų sistemą, kuriai išmuš kartais saugiklius. Tai iš tikrųjų dabar net neturėjau laiko atsakyti ir jūsų komentarus, palinkėjimus. Tai tikrai ačiū kiekvienam, kuris gražų žodį parašo, savo nuomonę išsako, kritiką. Tai truputį apie tai ir noriu pakalbėti. Žinot, mano kelionė yra tikrai nelengva. Mano pačios pasirinkimas, visiškai savanoriškai, kartuoju ir kartuosiu. Ir taipogi yra jūsų pasirinkimas, ar norit prisidėti prie juos, ar nenorit, bet kitas iki atsiranda tokių veidų, anketų, kurie taip priėm asmeniškai. Atrodo, kad parskridau į Lietuvą, nuėjau prie to žmogaus durų, pasibeldžiau, tuk. Sveiki, aš Monika, keliauju dviračiu, čia mano banko sąskaita, prašom prisidėti. Dabar. Žodžiu, kitas iki tikrai žmonės labai asmeniškai priėm, pasiėm kelias puzlės detalės ir atrodo, tau reikėjo daryti tą, aną, bet žinokit, taip nieks nevykst. Aš nežinojau, kad Dievaži 3 metus praleisiu beveik kely, su dviračiu ir dar minsiu per Australiją. Nieks nebūtų turbūt net ir šiaip iš mano aplinkos pagalvojęs, visiems čia siurprizas.
Tai vat tame esmė yra, kad ir nėra jokia vadovėlė ar tiesiog instrukcijų, kaip per visą šitą patirtį keliauti, eiti. Ir tarkim, pastarieji porą mėnesių buvo tikrai tokie nelengvi. Paskutinė ta distancija salos per Indoneziją mane palaužė, tada skrydis, keliavėms čia ir yra tikrai daug tokių asmeninių detalių, apie kurias kitąsyk ir nekalbu, nes supratau, kad tikrai nereikia visą savo širdį išlieti kitų teismui. Tai žmonės, neteiskim žmogaus nežinodami visų detalių. Čia kalbu bendrai apie bet ką. Kitąsyk kažkas parduotuviai nepatenkintus nukijus pažiūr. Jūs nežinot, kas pas tą žmogų gyvenime vyksta. Ar ten eisme kažkas, žodžiu, signalizuoja, skubėk. Tikrai mes neturim visos informacijos, bet visą laiką mėgstam savo galvoj padaryti išvadas. Tai turbūt reikia susitaikyti, kad pas mane šitam kanalėlį irgi tas pats bus. Ir čia jau viskas priklauso nuo manęs, kaip asmeniškai, nesmeniškai tai priimsiu. Laikas. Tai va. Ir kadangi tikrai per daug brudą praėjau ir jau manau, kad turiu teisę kažkam kažką patarti, tai ir tarkim mano ta kelionė yra tikrai nelengva, bet po to pagalvoji apie daugiau pavyzdžių gyvenime, kas yra nelengva, bet labai džiaugiamės, jog tai nutiko, jog per tai perėjom. Apie ką aš kalbu? Gerai, žmonės, kas baigė bakalaurus, mediciną, nežinau, politika, verslas, bet ką, pabaigėt, 4 metus studijavo, dar magistrą, dar doktorantūrą, bele ką. Kiek iš jūsų procentaliai, nuo A iki Z buvo viskas paprasta, lengva, nereikėjo visiškai jokių pastangų, nesėdėjot per naktį prie popierių, neverkėt, žodžiu, bet galiausiai viskas atsiperk. Dar kits pavyzdys moteris, nuostabiosios mamytės, kam buvo lengvas nėštumas, kam buvo lengva gimdyti. Jau pačias žinot, kiek skausmo, aš šito nepatyriau, bet man net neišneš galva, kas iš tikrųjų ten daros. Tai, žodžiu, irgi užauginti vaiką, koks ilgas procesas, kiek reikalauja pastangų ir, žodžiu, čia, kaip sakau, didžiausias yra darbas, turbūt netgi mano kelionė palyginus su visu tuo procesu yra menkniekis. Bet taip, viskas pareikalauja pastangų ir verkiam, ir žodžiu, atrodo jau negaliu, bet kažkas vis vedi į priekį, nes žinai, kad kažkoks didesnis tikslas yra. Ir aš pati dar tiksliai nežinau, ką aš su savo šitą kelionę noriu parodyti, padaryti, bet tai yra procesas, kuris man padėjo išlipti iš labai gilios duobės. Man atrodo, daugiau negu prieš 2 metus padariau video, dėl ko pradėjau keliauti. O dėl ko pradėjau? Nes turėjau valgymo sutrikimus daugiau negu 10 metį, vos nenusibaigiau N kartų ir nieks nepadėjo, absoliučiai nieks. Galėjau eiti pas psichologus, psichiatrus, gulėti ligoniniai ir vis tiek atkrisdavau ir dar kartą atkrisdavau ir galiausiai, tikrai jau buvau ties pakrikimo riba, kai galvoju daug negatyvių minčių ir užmiegi su ašarom akyse ir nenori atsikelti ryte, žodžiu. Tikrai buvo labai tamsus laikotarpis ir trukęs daug metų. Tai taip, šits draugelis, šits dviratis man padėjo iš viso to išbristi su pirmom kelionėm ir galiu pasakyti dabar šitoj kelioniai pagaliau tikrai jaučiuosi pasveikusi, fiziškai pagaliau mano skrandis atsigavo, dėl ko dažnai irgi negaliu per daug ragauti skirtingų skonių ir mėgautis visom pasaulio virtuvėm, nes taip per 10 metų
taip, bulimija. Persivalgai, pašalini, žodžiu, taip susivariau savo virškinimo sistemą, jog pagaliau po 2 metų, kai jau šits reikalas nebevyks, tik dabar jaučiu, kad mano skrandis atsigavęs. Galiu valgyti, mėgautis ir, tiesiog kažkas nerealaus, bet vis tiek reikia atsargiai ir su saiku. Tai vat būtent šita bėda privedė mane prie alternatyvų. Bandau dabar rasti kitą žodį. Žodžiu, kažko netradicinė, kas mane truputį išmuštų iš tų vėžių, kurios buvo labai gilės, nors atrodo jau tikrai negaliu niekaip tų valgymo sutrikimų atsikratyti. Ir taip, kažkaip man į galvą šovė mintis su dviračiu numinti iš Lietuvos į Graikiją, į Salonikus. Tai iš po tos kelionės mano galvoje kažkas biški persisuka. Tai čia buvo 2019 metai ir iš po to pas mane atsirado kažkokia pagaliau žiežirba. Ir truputį kažkas įsiplieskė, noris gyventi, noris kažką daryti. Bet aišku, iš po tos kelionės vėl kritau, kėliaus ir nežinau dėl ko, bet man tiesiog būti gamtoj, pastovus fizinis krūvis, aplinka besikeičianti, žmonės įdomus sutikti, toliau mane vedė į priekį. Ir to pasekoj kažkaip gaunas, jog įkvėpiu kitus žmonės taipogi siekti savo svajonių. Ir taip, jeigu kažkas kažką jums sako, jog, nežinau, dabar savo pavyzdžiui, Moniukutė, tu tokia pavargus, pastoviai sunku, grįžk namo, kiek čia galima. Procesas nelengvas, bet aš jame tiek daug visko išmokstu, jog tikrai neketinu apsisukus taip grįžti ir taip lengvai pasiduoti. Tai kitas iki, pas mus biški reikia užsispyrimo. Jau kai kažką atrandi, kas tau tikrai patink, tikrai nereik mesti kelią dėl tą kelią, jo kažkas kažką pakomentavo. Tai aš irgi labai dažnai paskaitau ir praleidžiu. Nes tikrai ne visiems suprasti mane, aš kitas iki irgi tiesiog iš kosmoso kartais būnu iškritusi. Ir jo, gyvenimas yra nenuspėjamas, gražus, labai skausmingas kartais, bet, kaip sakau, dabar pastaruoju metu esu labai už viską dėkinga, už visas klaidas, kas pavyko, kas nepavyko, bet svarbiausia, kritau kėliaus, nes tikrai kažkuriuo momentu norėjau labai pasiduoti. Tai nežinau, palinkėsiu turbūt kažkam, kam irgi nelengvas dienas, bandyti. Nes, jeigu įsisuki į seną rutiną, neišbandai kažko naują, tai dažniausiai nieks ir nesikeičia. Tokia nedidelė idėja, kurią įgyvendinau, pirma kelionė dviračiu, privedė prie šitos odisėjos, kuri buvo visiškai neplanuota. Jau tikrai dauguma gal žinot, jog myniau iš Lenkijos į Iraną ir kelionė turėjo baigtis, bet keliavau, čia biški dar į Centrinę Aziją turėjau pinigėlę nuskristi, po to žiūriu, gerai, čia gavau pakvietimą į Indiją, yra dar biški pinigėlę sąskaita, keliaujam į Indiją, žodžiu, ir taip kažkaip nežinau kaip, magija, stebuklais, žodžiu, jūsų dėka atsidūriau čia ir dabar apsisaugau savo galvą nuo musių tinkleliu, geriu filtruotą vandenį ir puškoju vieną tiesiąją. Tai taip, toks trumpas nuo manęs pranešimas, nežinau, kažkam gal spyris į užpakalį. Tiesiog paprastai, jeigu norit numesti svorį, ar prastai jaučiatės, ar, nežinau, bet ką. Mažais žingsneliais, kažką šiandien padarykit, sėskit ant dviračio, eikit pasivaikščiot, biški prablaškykit galvą, išjunkit šitą telefoną, televizorių, nežinau per kur žiūrit, užtenka, keliaukit į lauką.
grina gamta, nežinau, kokie pas jūs Lietuvoje orai, girdėjau biški vėsų, ar ne, birželis, bet jo, visumoj, motulio gamta yra gydanti, bent mano atveju. Tai tiek. Susitiksim sekančiam video, nežinau, ar dar kokį pranešimą šausiu, kažką panašaus kažką panašaus į šitą, o dieve. Ar jau pasirodysiu su vėl įspūdžiais iš Indonezijos. Nu ir kaip sakau, aš esu chaotiška, mano kanalas chaotiškas, nieko nepadarysi. Jau kas čia ilgesnį laiką, turbūt pripratot. Atrodo, norėtus tokią stabilumą, bet ir kaip ir. Kadangi mano kompiuteris tik tai prie elektros lizdo yra funkcionalus, negaliu darbuotis palapiniai, tai jo, reikia pradėti galvoti apie turbūt kitokią tipo įrangą, kuri leistų man bet kokiom sąlygom darbuotis. Bet dabar šiai dienai yra kaip yra, vis dar džiaugiuosi, kad turiu kompiuterių, kuris vis dėlto dirb ir gerai, turiu atsisveikinti. Ir jo, palinkėsiu niekada nepasiduoti. Čiau, mėlyjeji. Mua.